Tai yra video instrukcija, kaip konvertuoti failą, bet kokį paveiksliuką, konvertuoti į WP formatą. Kodėl mes turim arba norim konvertuoti į WP formatą? Dėl to, kad svoris, jeigu paveiksliukas yra tas pats ir nekeičiam išmatavimo, svoris yra tas pats, tai jis ne tas pats, jis mažėja. Ir dabar padarysim ir parodysiu, kaip yra daroma, ir parodysiu, kiek mes sutaupėm kilobaitų, nekeičiant išmatavimo. Tai atidarom tada konverterį. Dabar šitas yra neblogas, pratestavom. Turim įkelt failą. Tai select file ir aš dabar turėsiu šitą paveiksliuką, kaip konvertuoti į PNG. Aš konvertuoju PNG, jo neišmatavimo, jo svoris yra 114 kilobaitų. Atidarom, jis man dabar pasiūlo konvertuoti ir tada taip turiu pasirinkti konvertuoti į WP. Tada spaudžiu konvertuoti. Taip, jis dabar konvertavo, aš matau, kad pavadinimas yra .wp failas ir tada spaudžiu download. Pažiūrėsim, kiek dabar jo yra svoris. Taip, jeigu senas mano failas buvo 114 kilobaitų, 23 kilobaitai yra naujas failas. Tai tas failas yra tokiu pat išmatavimu, bet svoris jo pasikeitė. Ir čia yra būdas tam, kad daryti po vieną failą. Jeigu yra poreikis keisti daug failų, tam galima naudoti ShortPixelį, jis turi atskirą funkcionalumą. Jeigu tai yra klausimas įdomus, aktualus, nežinau, parašykit komentaruose, padarysiu atskirą instrukciją. Tiek šiam kartui. Iki.